7 mėnulio diena. Dienos akmuo koralas. Simbolis vėjo rožė. Ši diena siejama su visomis gamtos stichijomis ir jų galiomis. Jei 6 mėnulio diena mokė paklusti likimui, tai 7 mėnulio diena ragina būti savo likimo kalviais. Tai verbalinės magijos, maldos ir priesaikų diena. Šiandien visi norai ar palinkėjimai įsakyti balsu gali įsipildyti, todėl būkite labai atsargus prieš sakydami kažką blogo. Per šį laikotarpį bus lengva atsikratyti piktžodžiavimo. Šią dieną galimi aršus ginčiai, įvairios provokacijos. Jeigu matote, kad su jumis pasielgė neteisingai, jokių būdų nenutylėkite. Būtent šiandien galite įrodyti savo tiesą ir pasiekti teisingumo. Jokių būdų negalima meluoti, keiksnoti, apgaudinėti ir savintis tai, kas jums nepriklauso. Šiuo metu draudžiama plėšyti popierių, tuščiažodžiauti, daužyti indus. 1 mėnulio dienos pusė bus palanki, ji suteiks galimybę realizuoti savo planus ir sumanymus. Padidėja gebėjimas viską užbaigti, gali atsirasti naujų partnerių, mecenatų, galite pajusti aplinkinių palaikymą ir pasitikėjimą jumis. 2 dienos pusė iš žmogaus pareikalaus susitelkimo ir atsakomybės. Priešingų atvejų sukurtos teigiamos tendencijos negalės būti pilnai įgyvendintos. 7 mėnulio dieną sapnai dažnai būna pranašingi. Jų išskirtinis bruožas yra tas, kad visi vaizdai ir siužetai yra ypač aiškus, be dvigubo interpretavimo ir nereikalauja sudėtingo dekodavimo. Šiandienos sapne galite suprasti tikrąjį tikslą, ką iš tikrųjų turėtumėte daryti savo gyvenime. Ypatingą dėmesį atkreipkite į išgirstus žodžius. Dabar jiems tenka pagrindinis prasminis krūvis. Jei įmanoma, pabudę pasistengkite detaliai užsirašyti visą informaciją. Dažnai atsitinka taip, kad realybėje po labai trumpo laiko išgirsite tą patį. Tai gali šokiruoti ir nustebinti, tačiau iš tikrųjų tokiuose sutapimuose nėra nieko neįprasto, jei žinote apie sapnų ypatybę 7 mėnulio dieną. Šią dieną prasidedančios ligos nėra pavojingos ir greitai praeina. Operacijos taip pat dažnai praeina be pasekmių. Tačiau nerekomenduojama atlikti chirurginės operacijas burnos srityje, nebent tai susiję su kritiniais atvejais. Patartina pasikaitinti garinėje pirtyje ir pasninkauti. Jautrus plaučiai, todėl būtinas grynas oras. 7 mėnulio diena yra gera buities darbams, nes ji leidžia užbaigti visą tai, ką pradėjote dieną prieš. Laikas nepalankus pradėti didelius darbus. Bendravimas su mylimu žmogumi suteiks jums džiaugsmo, jeigu būsite nusiteikę geranoriškai ir sakysite vieni kitiems tik tai, kas glosto širdį. Venkite konfliktų ir ginčų. Šiandien galima patirti visą žmogiškųjų santykių subtilybės, rasti bendrą kalbą su žmogumi, su kuriuo jautėsi nejaukiai ar bijai su juo susidurti. Kaip jau minėjau, 7 mėnulio diena turi ypatingą ryšį su kalba, tad visi žodžiai turi magišką įsikūnijimo galią. Garsiai svajokite apie savo išrinktąjį ir jis gali pasirodyti jūsų gyvenime. 7 mėnulio diena yra viena sėkmingiausių dienų darbui ir verslui. Turite pakankamai jėgų susitvarkyti su sudėtingomis užduotimis. Be to, beveik visi partneriai ir kolegos bus linkę į pasitikėjimą, dosnumą. Šiandien turite puikią galimybę susirasti pagalbininkų ir globėjų.